Šeimoje aš gydytojų išaugau. Ir mano vyresnysis brolis studijavo mediciną prieš karą. Ir antras brolis studijavo mediciną, medikas. Nu ir taip, o aš paišydavau visą gyvenimą. Nu paišydavau kaip primityviai, kaip dabar, kaip vaikai paišo. Bet tada nebuvo nei meno mokyklų jokių, nekultivuodavo taip tą meną vaikams. Paišydavau iš atvirukų, nu taip saldžiai, nu idiotiškai, nu kažkaip pasakyti, į galvą neateitų, kad aš tikrai kažkokią menininką galėčiau tapti. Nu ką čia pasakyti, karo metais, žinoma, paišydavo, neturėdavo nei pieštukų spalvotų, jeigu kas nulaužydavo ten pieštuko grifeliuką, tai aš paimdavau ir būdavau laiminga. Ypatingai aš prisimenu 2 spalvos, tai buvo tokia elektrik spalva, ta tokia, kuri man baisiai patikdavo, ir tokia rūžava, violetinė, tokia ciklomenas, sėskit, ir dar skėdė. Nu ką, ir mokykloje paišydavo kaip iš kino filmų, ką nors tokio, nu, gaila, kad aš panaikinau tą albumėlį tokį, dabar tai būtų nepaprastai įdomu pasižiūrėti man. Ir, nu, žinokit, atsitiktinai aš patekau, aš buvau padavusi dokumentus jau į mediciną. Buvau padavusi, bet kažkaip mūsų kaimynai buvo Ogintai. Sėskit, prašau. Ogintai ir Mingelaitė kažkaip su manim taip susitiko, Mingelaitė buvo, nu visai kitas įėjimas tik buvo. Ir sako, nu einu pasižiūrėsim į Dailės institutą, kaip ten atrodo, o mano mama paklausė, reiškia jos, ar galima užsidirbti savo gyvenimui, reiškia, duonai. Tai Mingelaitė pasakė, nu galima ir sviestui užsidirbti, ne tik duonai. Tai, nu ir mes nuėjom ten, nu kažkaip apsižiūrėjau aš taip, man kažkas tai tokio patiko ir aš nubėgau greit į fakultetą medicinos ir atsiėmiau savo dokumentus, nes į Dailės institutą mėnesį vėliau, tai visuomet spalio mėnesį. Nu ir dar mano brolis, daktaras Kaltauskas, nuėjo pas Jurkūną, jis pažinojo jį. Jis sako, nu kaip tu manai, ar gali mano sesuo patekti ten į Dailės? Nu sako, tegul atneša darbus, tegul atneša. Nu atnešim tos darbus, nu kažkaip aš praėjau, ten buvo konkursas, nes kas į grafiką. Nors aš tiksliai nežinojau to žodžio grafikos prasme. Aš galvoju, kad čia braižyba kokia nors. Suprat, ant tiek primityviai, ant tiek naiviai, nes buvo žmonių, buvo studentų, kurie baigė Kauno meno mokyklą ir buvo labai daug atvažiuojančių iš RSFSR, iš Rusijos per egzaminus. Ir ką jie darė? Nu jie, reiškia, matavo mastelį pieštukų. Aš nieko negalėjau suprasti, ką jie daro, aš nesupratau, įsivaizduojat, koks naivumas ir... Paskui man paaiškino, buvo toks neapgetvės, man Brėdikis pasakoja, kursiokas mano, sako, tu prisimeni, Ada, kaip buvo toks irgi per egzaminus, per laikomosius egzaminus, buvo toks pastatymas, berniukas sėdintis ir Motiejūnas amžinatilsį buvo toks dėstytojas, tapytojas. Ir prieina jis prie to studento ir sako, nu klausyk, kaip tu sukomponavai, kad pas tave kojos netilpo. Tai Anas atsako, nu tai ar geriau būtų, kad galva netilptų. Supratat, vat tokie buvom mes. Institutas per daug nedavė man nieko anais laikais, čia tikrai. Aš save pradėjau lipdyti pati. Tikrai va taip, pasakau taip. Baigiau knygų iliustracijas, nuo 30 metų iliustravau knygas, nu ir dariau, reiškia, tą grafiką, raižinius ir lino. Bet, nu kaip čia, aš skaitau, kad
man pasisekė gyvenime, kadangi aš pati save iki šiol lipdau. Ir aš nesustuburėjau ir, vat aš taip manau, sakau taip. Ir kad aš keičiuosi dar netgi visą laiką. Vat vieni darbai, kurie padaryti jau pernai, arba aš ateinu, daleiskim kur nors, matau savo darbai. Man darbai kaba, ar pas dukrą, pas anūkį. Aš stoviu taip, vat ir nejaugi čia aš padariau. Nu aš nemoku dabar, aš visai kitaip dabar dirbu. Kaip aš darau? Nu aš darau kartais mažą tokį eskizuką. Nu, spalvotą neįmanoma daryti be eskizų. Nu, gal įmanoma, bet vis tiek reikia žinoti, kokią tu pirmą spalvą darai. Jeigu suprantat, aš juodu tušu pirmą spalvą darau pilksvą, aš turiu žinoti, kur jinai bus, kur jos nebus, kur reikia palikti baltą. Nu, kažkokį eskizuką vis tiek reikia turėti. Bet išeina visai ne taip, su nervais, su prakeikimas, visai ne taip, kaip tam eskizė. Tai man tas meistras sako, sakydavo, aš į Minską važiuodavau, ten labai gerai man buvo dirbti. Sako, nu tai tu pamiršk apie savo eskizuką, čia visai kitas darbas išeina. Ir, nu, taip, suprantate, dabar aš žiūriu, kokios pretenzijos buvo man tiem darbams, dabar aš jau nebeprisimenu, bet aš buvau amžinai nepatenkinta. Amžinai man buvo kažkas tai tokio ne taip. Nu, vat suprantat, čia aš kažkokios statydavau savo tokios užduotis, kad, nu, man asmeniškai, aš nežinau, man gėda sakyti prieš menotyrininkus, bet man čia yra oras, šviesa. Suprantat, aš nenorėjau plokščiai visai, vat, kažkaip, nu, impresionistiškai truputį, taip darydavau aš tos litografijos. Nu, čia va toks ciklas pokalbis, kaip ir toks va su kėdėm. Man kėdės kaip žmonės ir namai man kaip žmonės visuomet. Pradžioje buvo labai daug siužeto, ne? Siužeto, jo. Man labai buvo čia įtaka iliustravimo, mano, reiškia, 30 metų iliustravimo ir atsitrauk nuo to, nu taip, buvo įtaka ta. Jo, labai daug siužeto buvo jo. Aš iliustravau visus rašytojus, kurie rašė vaikams Lietuvoje. Aš iliustravau jo daug, bet paskui, kai knyga išeidavo, tai aš verkdavau, nes taip atspausdindavo ant tokio gelsvo, ant tokio košmariško tarybinio popieriaus. Aš labai mėgdavau šokti iš tikrųjų ir gerai šokau. Nu, šokau kaip, ne šiaip savo valsą, šmalsą ten, bet scenai su, nu, yra ta nuotraukas, kur